Sveiki, šiandien video tiems, kuriems trūksta naujovių FE BMW serijos automobiliuose su NBT4 ir CIT sistemomis ir kurie nori turėti savo automobiliuose Apple CarPlay, Apple AirPlay, Android Auto funkcijas ir visą tai gauti už mažesnę nei 200 eurų sumą. Čia apie patį modulį, kas dėžėje. Instrukcija. Pačio valdymo pajungimo. Šitas konkrečiai moduliukas yra CIT sistemai, mini taip pat automobiliam. Taip pats moduliukas atrodo taip. Ganėtinai kompaktiškas, nedidelis. Jis nesunkiai telpa F serijoje, tai yra F11, aš jį montavau štai čia, šonu įsidėjo. Ant F15 puikiai telpa po pačią multimediją, po multimedijos blokų. Ir visi pajungimui reikalingi laidai. Pats laidų prijungimas nėra sudėtingas, bet kam, ne tam, kuris net nėra dirbęs prie automobilių visiškai. Vadovaukis instrukcijom, instrukcijos detalios, išduotos paveiksliukais. Pradžiai turi sistemą aprašymą, palei modelius. Tai yra svarbu pajunginėjant modulį taip pat perjungti šitus klavišiukus į atitinkamą poziciją pagal ekrano dydžius. Suprasit, čia taip pat yra net QR kodai, kuriuos nuskanuojat palei savo modelį ir randat, kaip išardyti savo panelę. Ši instrukcija yra konkrečiai CIT sistemai, viskas detaliai parodyta, naudojimuisi, taip pat pridėta apipavidalinta paveiksliukais instrukcija. Jeigu kažkokios informacijos trūksta, tiesiog tam puslapį, kuriam įsigijot, yra kontaktai, kreipkitės į gamintoją, atrašo dienos bėgį. Pagrindas tai keliaujat į multimedijos bloką ir originalų laidyną, įjungiat Wi-Fi anteną, kurios palei instrukciją vadovaujantis, nedėkit ant metalinių paviršių, galite turėti problemų su veikimu. Ekraną perjungiat, vienas iš ekrano į modulį, kitas iš modulio į originalų bloką. Ir čia yra mikrofono prailginimo laidas. Anot instrukcijo CIT sistemai reikia eiti iki originalių mikrofonų su šito laidu. Neišbandžiau, negaliu pasakyti. Ant NBT šito daryti nereikia. Jūs prijungiat tik šitą didįjį laidyną į tarpą, kitus papildomus ekrano ir Wi-Fi antenos laidus ir taip pat šitą USB ir kamerų laidą. Ir viskas veikia skambučiai per originalius mikrofonus, per originalią audio sistemą. Su CIT dar negaliu pasakyti, gal kai sudėsim porą savaičių bėgį į vieną prie facelifto modelį, gal galės parašyti komentarą YouTube, tiesiog kaip viskas veikia. Detalaus video, kaip išardyti panelę nedariau, nes tokių video yra pilnas internetas. Reikia susirasti pagal savo konkretų modelį. Čia dabar esam F11, 2015 metų faceliftas. Tai ir prie faceliftui galioja, tai šitą juostą išsiema labai paprastai. Ant fiksatorių jinai nėra prisukta jokiais varžtais. Atjungiat šitas fiškutės dvi, patraukit juostą į šoną. Klimos valdymas yra čia du varžtai T20, toliau 4 fiksatoriai, po jo atsukat varžtus, ištraukit, atkabinat dvi fiškės. Pats ekranas, taip pat iš apačios du varžtai, išsitraukėt, pajungimui viskas, kas reikalinga. Po to turit pakankamai vietos, multimedijos blokas, 4 varžtai. Daugiau kaip ir nieko nereikia jums sukti, nebent turit CIT sistemą, bet dar nesusidūriau. Kiek žinau, CIT sistemai reikia prijungti ir iDrive valdiklį. Dėl to reikės pasikelti ir šitą konsolę, bet tai yra irgi labai nesudėtinga. Po šito dangteliu yra vienas varžtas, po to viską tiesiog stovi ant klipsų, atjungiat fiškės, viską pakeičiat. Ir turit. O ne? Dabar apie patį moduliuką. Išlaikot originalią išvaizdą. Turit tokį pat meniu, pilnai veikiantį, koks ir jis buvo.
norint pereiti į moduliuką, CarPlay palaikot meniu, pereinat į Apple CarPlay. Pats CarPlay atrodo taip, manau, ne vienas esat matę, turit muzikos leidimo galimybę per skirtingas platformas, tai Apple Music, Amazon Music, Spotify ir taip toliau. Navigacinės sistemos, Apple navigacinė sistema, Google, Waze, TomTom, you name it. O grįžti į originalų meniu automobilio tiesiog palaikot mygtuką, viskas naudojatės, taip kaip naudojatės, viskas taip veikia. Kalbant apie patį garsą, girdėjau įvairių nuomonę, kad kenčia garso kokybė. Nepasakyčiau, bent jau su NBT sistema. Gal su CCV kitaip, tikrai negaliu pasakyti. Su NBT prijungus tiek ant F11, tiek ant F15 jungiam, tai tiesiog pasirinkat prijungus, atsijungiat savo Bluetooth prietaisą, telefoną iš vis ištrinant iš Bluetooth atminties mašinos, kad nereiktų jam svaidytis, pasirenkat šičia auksą, kad būtų, atsisukat čia paspaudę dar garsą, pasididinat, nes jis yra gamykliškai užstatytas šiek tiek žemesnis ir viskas naudojatės CarPlay garso sistemą per originalią savo audio sistemą. Arba turit antrą opciją, su gamintoju kalbėjau, galit palikti garsą, kad eitų per jūsų Bluetooth sistemą. Tik vienintelį dalyką turit pakeisti nustatymuose. Using cars be teaching. Aišku, pirmąją kartą, bet kokiu atveju turėsit prijungti per USB. Ant F11 labai gražiai šitas USB, kuris laiduojasi, to išėsiu. Šitas USB. Esu fokusuojęs mane. Įsideda labai puikiai į šitą vietą. Kiekvienam savo, kiekvienos skonio reikalas, bet yra ganėtinai patogu, nelabai matosi. Įkišat USB, kad ir naudojatės belaidžių, bet tiesiog telefonai kraut. Turit dar vieną USB lizdą. Tiesa, jums įkišus neužsideginės telefonas prie CarPlay prijungtas, nes tai yra apsaugota pačio Apple dėl vairavimo saugumo. Tai tiesiog kraunasi. Turiu paminėti, kad prijungus įrenginį per USB, dėl tos visiškai jokios neturit. Prijungus įrenginį per belaidį režimą, turit lengvą delsą. Tai pademonstruosiu, einat į muziką, įsijungiat dainą, groja, spaudžiat next. Kaip matot, bet tai yra labai minimali delsa. Norint prisijungti prie AirPlay, keliaujant į pagrindinį meniu modulio, jį pasieksit su šia piktograma Home. Atjungiat CarPlay prietaisą, kitu atveju neveiks ir keliaujat į AirPlay. Čia yra visai nurodyta informacija, prie ko turi būti jūsų Wi-Fi prijungtas, slaptažodis taip pat. Telefone tai tiesiog pasijungiat Screen Mirroringą, pasirenkat šitą piktogramą. Ir dalinatės vaizdu tiesiai per savo automobilio ekraną. Tiesa, jis yra mažas, bet vienintelė nauda šito asmeninio radau, tai galima pasijungti tų video. Tik tiesiog turit pasikreipti gerai pasuksiu.
tiesiog pakreipiat ir jums bus per visą ekraną. Tiesiog atspindi jūsų ekrano rodo. Čia jeigu kažkam aktualu pasižiūrėti video, pasididinat. Tilptų. Viskas veikia per originalią automobilio sistemą. Dabar jeigu norit grįžti atgal į CarPlay'ų, išjungit atvaizdavimo ekraną, einat vėl į meniu. Ir turit vėl automatiškai prisijungysi CarPlay'ų. Jeigu kartais įvyksta kažkokie nesklandumai su prisijungimu atgal prie CarPlay, tiesiog galite restartuoti patį moduliuką su back palaikys keletą sekundžių, restartuoja su pasileidžia. Bet dažniausiai, nežinau, kiek aš bandžiau, tai labai sklandžiai viskas įsijungia. Nebent prie pačio AirPlay kartais prisijungti, išmeta, kad cannot connect, tai ką galite padaryti, tiesiog savo įrenginiai išjungite Wi-Fi. Čia seris. Pliusas minusas veikia, mode veikia, su šito ratuku netgi vaikštot po patį CarPlay, bet palikę per AUX veikti, jūs turite ir telefono mygtuką, su kuriuo tiesiai įeina į skambučius. Kalbant apie kameras, žinoma, veikia viskas, kas veikia ir iki šiol. Jungiat ant bulinį, iškart įsijungiam kameras. Išjungiat, vėl esate čia. Jeigu jūsų automobilis neturi kamerų, tai jūs su šia sistema išlošite tokį dalyką, kad jūs jau turit kamerų pajungimą. Prie šito laidyno, kuriam yra USB, kurie taip pat turėsit jungti, čia yra likę laidai pajungti kameram tiek priekiniai, tiek galiniai. Ir tada tiesiog jūs per pačią modulio nustatymus pasirenkat, kad jų veiktų kameros neoriginaliai. Pas mus yra originalios, nes kameros sudėtos nėra prasmės. O jeigu turit originalias kameras, čia tiesiog nieko nejungiat. Jeigu neturit, susidedat, veikia. Tai va, tokios pagrindinės yra Apple CarPlay funkcijos ir pats įdėjimo metodas, maždaug pabandžiau apibūdinti per šį video. Aš įdėsiu linką į video aprašymą, per kurį gali tiesiai iš gamintojo nusipirkti šį moduliuką. Siunčia taip pat į Lietuvą ir berods netgi nemokamai. Jis paskutiniu metu kainavo apie $190, dabar ir išpadavimas. Nereiks pirkti nei per tarpininkus, nei per AliExpressą, nei per eBay'ų. Taip sutaupysit pinigus, tik pasinaudokit mano linku. Tai padės ir man. Jum tai papildomai nieko nekainuos. Susidėt galit patys. Jeigu reikia kažkokios pagalbos instaliuojant, galite kreiptis kontaktais nurodytais instrukcijose. Pačio moduliuko. Vokietijai mes jį gavom per 2-3 dienas. Lietuvą, manau, eis apie savaitę, gal šiek tiek daugiau, bet šitos moduliukus jie turi Europos sandėliuose. Aišku, jie pagaminti Kinijai, čia, manau, abejonių niekam nekilo. Bet iš to, kokios alternatyvos rinkoje, manau, labai neblogas variantas, nes turint Android sistemą, jūs turit labai ilgą užsikrovimo laiką. Nes jūs pakeičiat jau šitas smegenis ir jos jau turi užsikrauti, kol pradeda veikti ir visa kita. Tai trunka apie 20-30 sekundžių priklausomai nuo sistemos. Nebent pirkot labai brangę su labai didelė operacinė atmintim, tada gal. O čia šitas moduliukas prisijungia labai paprastai ir labai greitai. O norint parodyti, koks yra prisijungimo laikas, darysim nedidelį testą. Chronometrą. Jungiam maistą ir jungiam chronometrą. Ir naudojatės. Įdomumo dėlį parodau visišką modulio cold startą.
Naise. Viskas turit kaplėjim. Taip atrodo. Čia taip pat yra MBT4 sistema. Aišku, galit flashinti iš MBT4 MBT6, bet atsiminkite tai, kad MBT4 turi mažiau ramų ir todėl galimai turėsite strigimų nusiflešinį MBT6. Tai šitas būdas su tokiu moduliuku, manau, visai neblogas.